Sveiki, 2011 metai, birželio 26 diena, sekmadienis. Aš ganu jau visą savaitę. Akroj, Oak Plaza viešbutis, East Airport. Tai yra visai šalia netoli oro uosto. O savaitę dirbau, viešbutis visai neblogas. O čia yra baseinėlis. Štai aš tik iš baseino išlindęs. Yra baras. Ir duoda alų. Užtenka pasakyti tik numerį. Duoda alų, kambarį. Žodžiu, visko ko paprašysi, skirius vietinius gėrimus. Kažkodėl tų vietinių gėrimų jie labai nemėgsta. Ir sunku gauti. O čia tvora yra, tipiškas vaizdelis, tai yra aukšta tvora ir spigliuota viela dar aptverta, tik čia nespigliuota tokia šiaip viela, tai jos neperlipsi. Ir štai už tvoros matosi, čia automobilių turgus ir jis taip tęsiasi pakankamai ilgai. Pati šita gatvė yra industrinė, vadinasi Spindex Road, labai ilga. Šitos gatvės gale yra ir Coca-Colos fabrikas, o ten po kairę matosi oro uosto statiniai, net ir lėktuvo šmotos matosi. Kad čia yra maždaug pusiaukelė tarp Coca-Colos fabriko ir oro uosto, mano viešbutis. Va. Ypatinga niekur neišeisi, aplinkui tokie laukai, tyrai, namų rajonai. Namų rajonai visi apstatyti tokiom pat tvoromis, tokia tvora dar nėra didelė. Visur yra apie 2 metrų tvoros, kur tu neperlipsi, neperšoksi. Pats miestas irgi yra privačių namų rajonėlė apsitvėrę, kai kurie viešieji pastatai, šiaip žiūrėti nėra ypatingai į ką. Visur, kaip ir Turkijoje, nebaigtų statybų pilna. Čia taip matosi jau ne pirmus metus. Girdisi, kaip lėktuvas leidžiasi. Čia Emiratų, Fly Emirates. Bet toks vaizdelis, kaip aš gyvenu.